Antrasis mūsų svečias Aleksejus Žaltkovski, talentų kartos vadovas bei irgi Išmani moters projekto moderatorius, mentorius. Jis sako, kad dzin pavadinimas, dzin strategija, svarbu pirmi klientai. Dabar tikriausiai, oho, kaip garsiai. Gerai. Turiu paprastą klausimą. Kas nori dovanų? Visi nori dovanų. Kas nori, čia yra tokia mano pažįstama Dariaus Pietario kompaktas. Jis yra apie, mano sėkmės medžioklė vadinasi, čia yra audio knyga, 1 valandos trukmės. Tai kas norėtų šios audio knygos? Kas nori? Nežinau, tai bet kas nori. Prašau. Aš prieš daug metų su draugais esu įkūręs jaunimo verslo klubą ir pastebėjau tokį dalyką, kad mes lietuviai turim tokį bruožą kaip kuklumas. Ir va, tas kuklumas mus labai stipriai riboja ir kada kalba eina apie verslą, tai labai dažnai trukdo mums tas verslumas imti ir kuklumas trukdo daryti verslą. Ir pastebėjau labai stipriai vieną tokį labai keistą dalyką, nes bendrauju su daug skirtingų žmonių ir pastebėjau, įsivaizduokite, stalas yra ant stalo ir, pavyzdžiui, yra šokoladas sulaužytas gabaliukais. Arba vyno taurės, arba sumuštinė, arba pyragas supjaustytas. Bet kas, ką galim palikti paskutinį gabaliuką? Kaip būna per vakarą, kada visi tie gabaliukai suvalgytų ir liko vienas. Niekas neima, tol kol visi nenusisuka. Kada visi nusisuka, tik atsisuka, žiūri, jau nėra tos paskutinės taurės, paskutinio gabaliuko ar dar kažką. Ir ką pastebėjau, nes karts nuo karto organizuoja stalo žaidimus, ar šiaip kažkokį pasisidėjimą su draugais, tai kada susirenka draugai, kurie turi verslą, pas mus nėra tos problemos tokios, kad to paskutinio gabaliuko užsilikimas. Žmonės tiesiog jį paima ir suvalgo. Ir mes turėjom daug diskusijų ir pastaruoju metu daug stebiu, kaip yra su to, kas nori. Ten buvo pirma aš vienas, po to daugiau, po to dar kažkas, galiausiai kol atsistojo ir atėjo. Tai labai svarbus aspektas yra to kuklumo išjungimas. Aš galiu tai imti, tai yra normalu, man tai priklauso ir verslui labai dažnai tas kuklumas trukdo. Ir man labai patinka, pats nesu dirbęs su žydais, bet su draugu diskutavome, kuris daug įvairiausių veiklos turi su žydais, tai sako, jie neturi kuklumo jausmo. Sako, klausyk, gali nuvežti mane, man mašina servizė, sako, jo, gerai, man į Kauną reikia. Ir man visgi patinka, kada mes neturim to kuklumo prašyti, nes iš tikrųjų kartais mielai galim padėti ir nuvežti draugą į Kauną. Bet kada mus supo tokie žmonės, kurie nėra kuklus, mes turime išmokti sakyti ne. O štai kuklumas ir sakyti ne, pas mus tas labai stipru. O versle irgi labai svarbu išmokti sakyti ne. Nes galimybių yra labai daug. Ir tam, kad pasakyti tvirtą kažkam taip, mes labai dažnai turime pasakyti ne. Ir kada mūsų aplinkoje žmonės, kurie neturi to kuklumo ir moka sakyti ne, tada greičiau vyksta tas bendravimas. Gali? Ne, negaliu. Gali? Jo, galiu. Nu, viskas, bendraujam, darome. Bet šiandien tema truputuką kita. Aš noriu pakalbėti apie... Čia reikėtų spausti. Apie problemas. Nes jeigu taip pasižiūrėti, tai versle mes susidurėme visgi su problemom. Jeigu taip pasigalvoti apie verslo pačias visas galimybės, tai reikia labai daug laiko ir labai daug pinigų. Verslui pradėti, čia jau reikia ir pinigų, ir laiko, ir daug. Ir galbūt dar kažko reikia, bet vis tiek daug. Jeigu dar pasižiūrėti, 80% verslų miršta. Galiu iš savo patirties pasakyti, kad dar daugiau net negimsta. Tiesiog negimsta. Yra idėjų, yra daug gražių idėjų, bet jie kažkaip prasideda, daro ir kažkuriam etape miršta net nepradėjus daryti.
iš esmės labai dažnai girdžiu, kad mums trūksta patirties. Pavyzdžiui, kas iš jūsų moka vesti buhalteriją? O, labai gerai. Kas iš jūsų moka vadovauti? Jo. Tai va, žiūrėkit, tai tom grupėm reikėtų susivienyti, kažkaip ir daugiau bendrauti. Ne? Bet labai dažnai kas būna, kad mes sakome, kad mums trūksta patirties ir dar kažkas ir iš esmės dažnai žmonės verslo nepradeda arba nepadaro dėl patirties ar kompetencijų kažkokių stokos. Labai dažnai nėra aišku, nuo ko pradėti. Atsisėdi, pradedi žiūrėti, kaip tą verslą pradėti ir ten visą aibę dalykų ir nežinia, kas ten kaip gali būti. Ir toks kaip chaosas mintise prasideda ir galiausiai pradedi galvoti, o tai gal ar verta daryti. Ir kaip ir sakiau apie tos net negimusius verslus, tai labai dažnai iš to stadijoje ir miršta. Ir aš noriu pasidalinti savo patirtimi, noriu pasidalinti tam tikrais moksliniam įžvalgom, įvairių didžiąją dalim JAV mokslininkų ir savo draugų mano rate, kas sukasi, kas dirba, kas pavyksta, kas nepavyksta, kas pasitvirtina, kas nepasitvirtina. Ir jeigu tai pasižiūrėti, tai yra tokie man labai patinkantis 3 principai. Labai dažnai mes vertinam kažkokius suklupimus kaip pralaimėjimą. Aš buvau Gruzijoje, kažkada stebėjau rinkimus ir tam dar pasilikom, kad pasižiūrėti, kaip kas yra. Tai gruzinai nuostabiai kalbina merginas. Gatvėje eina mergina, gruzinas prieina ir jisai ją bando kalbinti, mergina pasako ne. Ir eina toliau. Jis ją dar kartą kalbina, jinai net neatsisuka į jį, toliau eina savo. Bet ką daro gruzinas, jis toliau kalbina. Ir taip, jeigu pasižiūrėti, kaip vyksta Vilniaus gatvėse, ne, ir Tbilisio gatvėse, tos tokios 2 sostinės, paimti ir pažiūrėti, kaip elgiasi Lietuvos ir Gruzijos vyrai. Tai gruzinas po kokio 25 ne, dar vis bando. Ne? Manau, kad jo, kaip Lietuvoje vyksta, ne, tai pirmas ne, koks nors drąsesnis dar gali antrą ne sulaukti, bet dažniausiai pirmą negaunam ir viskas. Ir tai ne tik vyrams, lygiai taip pat ir pas moterims, ne, ir ne tik su bendravime, bet versle ypatingai. Nes mes gauname kažkokį ne ir iš karto suprantame, kad mums nepavyko ir dedame stalčiuką, galvojame apie kitą idėją. Bet kas iš tikrųjų yra, tai yra atgalinis ryšys. Mes gavom informaciją, ne, ta prasme, yra daug citatų įvairiausių, Tomo Edisono prasme, aš sužinojau 90 būdų, kaip ten kažko nedaryti ir dabar liko mažiau galbūt kaip daryti. Ir tas suvokimas, kad tai yra atgalinis ryšys, labai svarbu. Ir aš kažkada su draugais įkūriau pačią pirmą įmonę, yra toks Trasalis, žinot, Trakuose, ne? Tai mes jiems rengėm verslo planą rašėme ir parašėm verslo planą, uždirbom, žinot, pinigų, tada atrodė labai daug. Ir buvom 5, pradėjome dalinamės tos pinigus ir prasidėjo, žinai, aš atrodo dirbau daugiau. Nu, už tave tai tikrai. Tai prasme, ir mes susipykom tos pinigus šiaip ne taip pasidalinę ir dabar aiškiai žinome, kad niekada vienas su kitu verslo nedarysime. Ir pamenu, keli draugai sakė, tai versla taip visada ir būna. Reikia verslą daryti vienam. Arba apskritai nereikia verslo daryti. Ne? Ir žmonės sako, kad pasimoky, ką tau neužtenka, kartą įlindai, gavai per galvą, ko tu antrą kartą lindi. Bet iš esmės aš labai aiškiai supratau, kad reikia daryti verslą su tais žmonėmis, su kuriais gali pasidalinti pinigus. Ne? Tai reikia daryti verslą su tokiais žmonėmis, kurie moka vienas kitą papildyti ir vienas kitą palaiko. Kurie nelaimės atveju gali palaikyti vienas kitą, o ne puls ginčytis, kas čia kaltesnis yra. Ar aš to pasimokiau? Na, tikriausiai nelabai, dar mokausi, tas mokymosi procesas vyksta. Nes ką tik pardaviau įmonę dėl kitų priežasčių. Bet kai pradėjom pradėti įmonę ir tartis, kas kiek dirbau, tai iš karto irgi atsirado, kad aš dirbau tiek, tu dirbai tiek, ten ir prasidėjo ginčiai. Tad kas yra, tai labai svarbu suvokti, kad atgalinis ryšys yra. Kada mums kažkas nepavyksta, mes kažkokį būdą žinome. Nueiname pas klientą, klientas sako, tokio produkto nepirksiu. Tvarkoj, tada pagalvokime, o koks tas produktas turi būti, kad jisai pirktų. Nes jisai mums ką tik pasakė, kad tokio nepirks. Reiškia, mums reikia kažką modifikuoti, koreguoti. Arba pabandėm kažką padaryti ir nesuveikia. Labai gerai tada pagalvokime, o ką galima padaryti kitaip. Aš manau, kad jau su vaiko raminimu, tai jau tikrai moteris žino tai puikiausiai. Jeigu vaikas verkia ir duodi žaisliuką ir vis tiek verkia, tada ieškai kito būdo. O nesakai, kad iš manęs nekokia mama ir nieko man nepavyksta, tegul vaikas verkia.
Tai tas svarbu mokėti bandymo būdu. Padarome, pasižiūrime, kas išėjo, ne tas išėjo, dar kartą bandome. Ir iš esmės verslas yra tokių bandymų, daug bandymų įvairiausių. Nes bandai gauti kokius nors kontaktus, tai bandai pro vienas duris, bandai paklausti, bandai tiesiogiai skambinti ar dar kažkas. Ir taip pat reikia kartais 10 įvairiausių būdų, kad prieiti prie kokio nors žmogaus. Ir tas yra iš tikrųjų taip. Nes įsivaizduokite, jeigu Google'as mes žiūrėtume tik pačią pirmą nuorodą. Suvedam paieškoj, pirmą nuorodą pažiūrėjom, nepasisekė ir uždarėm Google'ą. Nesąmonė, jeigu nerandam pirmo, mes ieškam antrojo nuorodoj, trečiojo nuorodoj. Ir tam tikrose srityse mums tai yra savaime suprantama ir viskas puiku ir viskas aišku. Bet kada pereinam prie verslo, kažkaip rodo mistika. Kažkas ten pasikeičia, kad jau turi būti viskas kitaip. Antras principas. Maži dažni laimėjimai. Labai dažnai žmonės sako, po 7 metų, po 5 metų, ten po X metų, dar kažkas. Nežinau, aš tai kuo toliau, tuo labiau pastebiu, kad maži dažni laimėjimai padeda sukurti verslą, o ne kažkoks grandiozinis planas, žinojimas, kad tada jau kažkas. Tai ir vienas dalykas tai siekti tų mažų dažnų pergalių, o antras dalykas jas pastebėti. Nes kada pradedu bendrauti su komandom, kurios kūrė verslą, tai sako, pas mus nėra jokių pergalių. Sako, žiūrėkit, jūs susirinkote, ir jūs randat bendrą kalbą. Arba jeigu ne visi bendrą kalbą randa, tai 3 iš jų suranda bendrą kalbą. Tai mažų pergalių visada galima aptikti ir surasti, svarbu tik jas matyti ir mokėti pasidžiaugti. Mes kai padarėm vieną renginį, tai savo pasakėm, kad mes ne tik mokam pasiekti pergalės, bet mes mokam jas dar ir atšvęsti, pasidžiaugti jomis. Tai mūsų kultūra, vėlgi grįžtų prie Lietuvos kultūro, kad labai nedėkinga yra. Verslui kurti, mes nemokam džiaugtis tokiais mažais pasiekimais. Mums atrodo, taigi kas čia tokia, čia menkniekis yra. Tai kaip kuklumas, tas pats kuklumas iš tikrųjų. Ir tas mokėjimas aptikti mažas pergalės, tai yra labai svarbus dalykas versle. Nes kada mes galvojam, kad po 5 metų kažkas ten bus, bet 5 metai dar labai toli. O kada mes padarėme smūgį, nukrito, tas čia kur nuotrauka buvo labai gera su deimantais, Jeigu mes mokėtumėm pasidžiaugti, kad mes dar pusę metrų pajudėjome, ar kad ten vienu smūgiu ten 2 akmenys atkrito, o ne vienas mažiukas, ar ten kažkoks įskilimas atėjo, tai mes ženkliai daugiau motyvacijos turėsime eiti judėti į priekį. Ir manau, kad šitas svarbiausias, jeigu jūs turite kažkokį produktą, tai jūs turite, nežinau, dieną naktį gyventi su tais klientais. Gal dieną naktį aš čia per stipriai pasakiau, bet iš esmės kuo daugiau komunikuoti, bendrauti. Aš labai dažnai matau, kada žmonės pradeda kurti, pavyzdžiui, puslapį arba programą arba dar kažkas, nežinodami poreikių arba nepirks klientas tą produktą. Tai dažnai ženkliai paprasčiau yra nueiti ir paklausti, žiūrėk, mes turim tokį dalyką, pirksi? Pirk. Labai dažnai net neverta turėti tą programą, nežinau, produktą, paslaugą, bet jau verta eiti pas klientus ir klausinėtis, kas čia tokio gali būti, kaip tai galėtų, kokios yra reakcijos. Jeigu sako, nepirksiu, kodėl nepirksi? O žiūrėk, o ko tau reikia? O kokios pas tave yra problemos? Ir kad kuo greičiau, nes mes darom kada veiksmą, mes nežinome, ko reikia rinkai. Mes turim savo kažkokį įsivaizdavimą, kažkokią mintį, kas ten galėtų būti, bet jeigu taip realiai pažiūrėjus, mes galime nusigrybauti į vieną pusę, į kitą pusę ir visas grybavimas bus pro šalį, nieko bendro su tai žmonėmis, kurie bus mūsų vartotojai, nebūtų. Todėl nuolatinis bendravimas su klientais labai stipriai padeda. Ir iš tikrųjų iš šito punkto išeina daug kitų punktų. Ir jeigu taip pasižiūrėsiu, aš turiu tokią provokacinę visas skaidrių seką. Vieni punktai bus, kurie trukdo, kiti, kurie padeda. Ir ilgi susirinkimai, trupi susitikimai. Čia pakankamai paprasta, manau, visi sutarsime, bet kažkodėl visi susirinkimus labai ilgus padarome. Jeigu jūs susitinkam paplepėti apie kažkokį ten, nežinau, idėją ar dar kažką, tas susirinkimas, koks ilgas. Ir man patinka apie ilgus susirinkimus, kada kalba eina, sakyti, žmogvalandžiai. Kas yra žmogvalandžiai? Tai yra, pavyzdžiui, jeigu 5 žmonės susirinko po 2 valandom susirinkimą, tas reiškia 10 žmogvalandžių praėjo. Tas reiškia, kad 10 valandų galima buvo kažką dirbti. Ir kada pradedi matuoti žmogvalandžiai, supranti, kad velniop tos susirinkimus, einu uždirbti. Ir susirinkimai yra svarbus, bet turi būti labai trumpi. Mes įmonėje, pamenu, darėm susirinkimus stovėdami.
Tiesiog pasidarai arbatos ir stoji prie lentos, kol arbatai geri stovint, ten susižymi, susirašai, kas kaip yra, tai kol arbatai išgeri kavą ir keliauja viskas. Ir kuo ilgesnis susirinkimas, tuo blogesni rezultatai. Kada pardavinėjau įmonę, tai mes su draugu iškart susitarėm, sakau, žiūrėk, nusimatom mes geriau daug trumpų susitikimų su tavim, negu ten kažkiek ilgų. Ir mes ilgiau valandos, man atrodo, ne kartą nesėdėjome. Ten 30, 40 minučių, 50 minučių kartais būdavo. Bet trumpai pasikalbam, ten pasakom, kas ką galvojame, kas siūlo, kas ką nori, kokie lūkesčiai ir keliaujame, tada dar kartą susitinkam. Geriau daug kartų susitikti po trumpai, negu vieną kartą labai ilgai. Tai su šito, man atrodo, taip viskas tvarkoja, ne? Tai yra labai suprantama, tik pas mus įpročiuose kažkaip viskas yra kitaip. Apie ilgalaikius tikslus visi nori kalbėti ir sako, kad reikia turėti viziją, tikslą, 3-5 metų planą, dar kažkas ten tokio. Nežinau. O nežinau dėl prastos priežasties. Prieš kiek čia, kada Facebookas atsirado? Prieš 5 metus reiškia, ne? Tai įsivaizduokite, kad jūs 5 metų planą darote ir nežinote, kad Facebookas atsiras. Ir pasaulis ant tiek greitai keičiasi, ne? Kad aš tikiu, kad reikalinga kryptis kažkokia, kur link mes norime eiti. Bet tikrai ne kažkoks ilgalaikis planas. Ir galbūt ilgalaikis planas jums yra reikalingas, kada jūs jau 5 metai rinkoje. Verslo pradžio, verslo starto metu, verslo planas, pavyzdžiui, su 3-5 metų planais, tai yra fantazijos rašinėlis. Jūs nepalinėjote būtent šitos verslo idėjos, tikriausiai didžioji dalis iš viso nepalidinėjo verslo, tai jūs nežinote, kaip ten kas bus. Ir dažniausiai planai, tai kokius norite, tokius rašykite. Jūs savo fantazijas parodote, bet tikrai ne tai, kas yra rinkoje ir kaip viskas bus. Paimkite bet kurios verslo planus, verslininkų bet kurio ir pamatysite, kad ten prašauta yra kategoriškai ir su skaičiais, ir į pusėm, ir su paslaugom, ir su belenkom. Tai iš esmės kas yra, tai maži kažkokie tikslai, trumpi, ne, ką mes galime. Man labai patinka 3 svarbiausi darbai. Aš negi tokią diskusiją keliu, ar tikrai reikia mėnesių 3 svarbiausių darbų, kada eina kalba apie pradžią. Galbūt užtenka savaitė net. Žinau, kad dienai 3 svarbiausi darbai yra labai efektyvu. Tai tokie kryptis į ilgamžiškumą, jinai galėtų būti kaip kryptis, bet tikrai ne planas su rodikliais, kiek mes turėsim vartotojų ar dar kažko, kiek mes norim rinkos užimti. Tai yra pievos, kurios nieko bendro su gyvenimu realybėje neturi. Ir pats planas nėra blogai, turime ir turime, bet mes tam skirime laiką. O laiko, kaip supratau, mažai mes turime, tai visa esmė yra, kad paimti ir užkabinti tos dalykus, skirti tiems dalykams, kas yra svarbiausia. Ir verslo planas arba ilgalaikiai planai tikrai jums nėra šiuo metu svarbiausia. Jums svarbiausia yra mažas dažnos pergalės. Krepšiniai, jeigu pasiklausysite, treneriai, kaip sako, arba žaidėjai, sako, mes negalvojam dabar apie finalą, apie dar kažką, mes galvojam apie ateinančias rungtynes. Mes negalvojame, kas bus ten po mėnesio, mes galvojam, kas dabar pas mus artimiausias žingsnis. Ir sporte labai daug verslo principų yra atšlifuota iki, nes ten labai greitas atgalinis ryšys. Tu išėjai iš aikštelę, laimėjai arba pralaimėjai iš karto aišku. Nereikia laukti pusės metų, tikrintis banko sąskaitą, mes uždirbam, neuždirbam, čia labai greitai ir paprastai. Tai sporte tas daug vadybos verslo principų pasitvirtinę yra ir aptiko, kad, kryptis, dabar ten Žalgiris sako, kad kryptis, atsiprašau, kad apie krepšinį kalbu, tiesiog kažkaip šovė į galvą. Tai, kad kryptis kažkokia, kad mes norim būti tokie, jo labai faina. Bet maži pasiekimai, mažos dažnos pergalės. Meilė idėjai labai geras dalykas, atrodo, ne? Bet aš jį įdėjau ant raudono. Ir esu pastebėjęs, kad meilė idėjai trukdo daryti verslą. Jo. Aš ją taip įsimyliu, kad jinai turi būti būtent tokia. Ir nenorime keisti. Aš pats dabar kuriu produktą ir mes turėjau tam tikrą įsivaizdavimą, koks turi būti tas produktas ir dabar su rinka susiduriu, kad visiškai kitoks yra poreikis. Ir aš vis tiek galvoju, kaip padaryti savaip, ne? Ir mes daug energijos nukreipiam, kad
pakeisti rinką, kas iš esmės yra utopija. Na, labai jau daug reikia energijos, kad pakeisti visą rinką. Vietoj to, kad paimtą idėją ir pamodifikuoti, pakeisti kažkokį vieną, nežinau, būtinai bus oranžinė, žalia, raudona, mėlyna, dar kažkokia. Būtinai bus ten, nežinau, aplikacija, o ne popierinis variantas ar atvirkščiai ar dar kažkas. Ir mes taip įsimylim savo idėją, kad mes bijom ją modifikuoti. Ir Verslauko statistiką žiūrėjau už praeitus metus. Tai iki 12 metų skaičiai yra. Per visą Verslaukas yra verslo planų konkursas, kur jaunimui duoda už geriausias idėjas nuo 5 iki 20 tūkstančių litų. Ir tokių idėjų per visą ten beveik 10 metų istoriją yra virš 100, man atrodo, 120 kažkelios idėjos. Iš visų verslų, kurie gyvoja, yra 69 įmonės. Visi, kas buvo pripažinti geriausiais, 121 idėjos. 69 verslai šiai dienai veikia. Čia 12 metų skaičius sakau. Ir kada pradėjom nagrinėtis, kokios idėjos veikia, kaip jums sekasi gyventi, pastebėjome, kad nei viena įmonė, kuri vykdo savo veiklą, nevykdo tos veiklos, kurią parašė verslo plane. Ir paradoksas yra tame, kad, tai palaukit, tai tos idėjos laimėjo verslo konkurse. Jos sakė, kad jos yra geriausios. Komandos jomis tikėjo. Ten skyrė, dalyvavo iš vieno etapo į trečią ten etapą, ten ėjo, gynėsi prieš komisiją, nu jau idėja žiauriai tikėjo. Bet nei viena įmonė nevykdo savo veiklos. Vieni iš Verslauk nugalėtų yra Chop Chop, galbūt esate girdėję. Jo, tai Chop Chop buvo sugalvoję, kad jie siuntinės į namus maisto produktus pagal tam tikrą receptą. Ten reikia pagaminti ten kokį nors, nežinau, sriubui taivanietiškai tiek produktų, jie visus produktus ir receptus atsiunčia. Bet pastebėjo, kad nu nekas ten, nekoks verslas. Tai jie tada paėmė, modifikavo idėją ir pastebėjo, kad gali daryti pamokas. Nes žmonės nežino, kaip gaminti ten, pavyzdžiui, tą pačią taivanietišką sriubą. Ir jie pradėjo ant ko važiuoti, jie dabar važiuoja, kad teikia būtent tokią paslaugą, kad galima nueiti su draugais, kad padaryti tokį savo vakarą, kada mokytis gaminti kokią nors ten sriubą tailandietišką ar dar kokią nors. Tai visa esmė yra, kada mes įsimylime savo idėją, mes ją bijome modifikuoti. Tikėkime, kad mūsų idėja yra gera. Taip, mylėti ją kaip ir reikėtų, bet labai svarbu ją modifikuoti. Jeigu nemodifikuosite, jeigu laikysite savo idėjas, kokie jinai yra, na tai bus su tais, kurie nepakliuvo 69 verslo idėjas. Tiesiog bankrutuosite. Tad apie strateginį planą jau kalbėjau. 3 svarbiausi darbai mėnesio dienai, tas irgi yra svarbu. Ir strateginiam plane, pasikartosiu, gali būti jūsų kryptis, kur link jūs norite eiti. Bet dabar, kai yra pati verslo jūsų pradžia, jūs dar nežinote, koks jisai bus. Jūs nežinote klientų poreikių, jūs nežinote verslo kažkokių tendencijų. Ir kada pradėte daryti, pradėte pajausti, kas ir kaip tai yra. Ir antras dalykas, kas man labai patinka. Kartais keliaudamas, jeigu sakai, kad nori pamatyti tokią vietą, nepamatai kitų vietų. Nes važiuoji ir lauki, kur ten bus Eifelio bokštas, ne, vat, viskas. O kas yra aplink Eifelio bokštą, mes kažkaip ir nepamatome. Ir keliaujant labai fainas yra principas, kada mes tiesiog galvojame, o ką aš galiu pamatyti. Ir kiekvieną akimirką tikrinamės, kas čia yra gražaus. Aš anksčiau pats turėjau, kiekvieną susitikimą eini, išsikeli savo tikslą, pasakai, ką nori to susitikimo metu pasiekti, ką aptarti, kokius klausimus. Ir kaip mes susipažinome su Dariumi Pieturiu, tai klausiau, tai koks lūkestis susitikimo šito? Sako, jokio lūkesčio. Ir aš taip žiūriu, sakau, palauk, kaip tu jokio lūkesčio? Nesąmonė, taigi tu esi konsultantas, stiprus, žinomas, vienas iš geriausių Lietuvoje. Tai kame dalykas, kaip tu neturi lūkesčio? Sako, na tai aš neturiu lūkesčių ir galėsiu pasisemti šito susitikimo ženkliai daugiau, negu turėdamas konkretų vieną lūkestį. Mes tada galėsime deimantus pastebėti ir kitoj vietoj. Jeigu aiškiai žinome, kad reikia kalti sieną ir deimantai bus ten, mes nematome, kas iš kitų šonų vyksta. Tai vat kartais tas 3-5 metų strateginis planas mums tokį tunelį padaro ir mes nematom, kas yra šonuose. O ypatingai starte, pačioje pradžioje, tas labai svarbu yra mokėti, žvalgytis alternatyvas ir pasižiūrėti. Čia girdėjau, kad daug perfekcionisčių yra, ne, kurios nori viską tobulai atlikti.
Visas nori tobulumo. Iš tikrųjų, tobulumas yra kažkokia utopija. Tobulumas, tokia įžanga, kaip padarė, tai man dabar nežinau net kaip kalbėti, ne? Kad ne visas, tai jau man drąsiau, ačiū. Tad talentų kartą, kada palidinėjomės puslapį, tai mes susilaukėm daug komentarų, kad mūsų puslapis nekoks. Sako, žinot, ten ir to nėra. Mes paleidom puslapį, parodėm 50 draugų, jie mums ištaisė klaidas, kur kas neveikia, kokie mygtukai, sako, bet kaip jūs tokį puslapį paleidot? Sako, tai mes specialiai draugams dabar ir paleidom, kad jie visi sužiūrėtų ir susakytų, kas neveikia, kas veikia, kas neveikia. Mes patys irgi bandėme žiūrėti, bet kada pats darai ir kuri, tu visiškai kitaip žiūri. Tai mes tiesiog davėm žmonėms, kad jie tai padarytų. Tas 50-ukas kaip praėjo, ištaiso daug klaidų. Bet vėliau žmonės atėjo, vis tiek rasdavo dar klaidų, mums susakydavo ir mes pataisydavom jas. Mes turėjom labai limituotą laiką, tas mums padėjo, nes priešingą atveju mes dar norėtume jį tobulinti. Bet kada yra laiko apribojimai, tai tiesiog paleidi, galvojame, kas svarbiausia yra. Svarbiausia, kad būtų aiškumas, kas čia yra. Svarbiausia, kad veiktų registracija, kad būtų kontaktai, kad būtų aiški nauda parodyta. Mes galvojame, o kam reikalingi kontaktai? Tai kontaktus išėmėm. Ir viskam, ko nereikia, ką mes galim daryti netobulai, ką mes galime, kas yra tik tai papildomas dalykas, detalė, mes tam neskiriame dėmesį ir maksimaliai skiriame dėmesį tai, kas yra svarbiausia. Ir dažniausiai mes verslo pradžioj, aš kokius 2 mėnesius vaikščiau be vizitinių ir atini susitikimą ir duoda tau vizitinę, sakai, saugau gamtą, tausoju gamtą, dar kažką pradedi sakyti, sakai, kad dar nespausino vizitinių, mes dar neturėjome tam laiko, bet esmė, kad ne vizitinės yra esmė. Esmė yra, ta prasme, aš galiu parašyti atėjęs susitikimo laišką žmogui, dar kažkas ten tokio. Atrodo, vizitinės kas čia yra, taigi labai trumpas laikas paimti ir pasigaminti. Ir mes labai dažnai norime viską tobulai. Tinkamai apsirengti, paruošti tinkamą pristatymą, ant gero popieriaus, jeigu tai yra pristatymas, paimti gražią popkutę, pažiūrėti, ar tobuli sakiniai. Su komercinis pasiūlymas, kaip man tenka darbuotis. Žmonės šlifuoja iki paskutinio sakinio, kaip jis ten turi skambėti. Sakau, žiūrėkit, jūsų komercinio pasiūlymo 90% žmonių net neskaitys. Žmonės net neskaito. Ir mes skiriame laiko daug pastangų tam, kad padaryti kažką tobulai, vietoj to, kad padarytume tai, kas turi įtakos rezultatui. Paimk, paskambink, gal komercinio pasiūlymo nereikia. Labai dažnai sako, ne, jūs atsiskime elektroninį paštu, sako, gerai, žiūrėkite, galime susitikti, ar dar kažkas, arba tada paimi parašai tiesiog elektroninį laišką be komercinio pasiūlymo. Ir labai dažnai yra rinkoje nusistovėjusios tam tikri dalykai, kurie žūtbūt yra būtini atributai, bet iš tikrųjų ne. Mes, kada darėm renginį, tai galvojom, kad mums galbūt nereikia puslapio. Tiesiog Facebook'e paleisti ir viskas, adresą išsipirkti iš karto, kad į Facebook'ą mestų. Ir būtų užtekę. Mes padarėm puslapį dėl kitų priežasčių truputuką, bet iš esmės vienu metu pasigalvojau, kad galėjome daryti tiesiog Facebooką ir daugiau nieko. Nes vis tiek visa komunikacija pas mus vyko tuo metu per Facebooką. O ten puslapį tvarkė, darė, dar kažkas ten tokio. Aš daviau paprastą darbą padaryti, nes nepaprastas, sudėtingas iš tikrųjų turiu pripažinti. Ir žmonės ilgai darė jį, ten vos ne 4 valandas skiria tam. Sako, žiūrėkit, negalima tiek dirbti. O jie žiūrėjo, kaip kas geriau, aš suprantu, jie iš viso širdies stengiasi, norėjo kaip geriau. Ir man vėliau pasako, supranti, aš tokį darbą dirbu. Mes tokiam darbui skiriam 2 savaitės. Sakau, brangiai, ne, mes 2 savaitės turim renginių visam suorganizuoti ir puslapį paleisti ir pavadinimus sugalvoti. Mes neturim tiek laiko, kad dabar 2 savaitės derinti maketą ar dar kažką. Tai iš esmės mes labai dažnai norim viską atlikti tobulai, vietoj to, kad paimti ir atsirinkti, o kam norim skirti daugiausia dėmesio ir kas yra svarbiausia. Čia grįžtu prie tų pačių 3 svarbiausių darbų. Yra 3 svarbiausi darbai, jiems skirkite dėmesį. Jeigu kažkas nedega dar, tai viskas tvarkoj. Dideli biudžetai, maži biudžetai. Mes kažkodėl versle visada norime didelių biudžetų. Turėčiau daug pinigų, galėčiau pasisamdyti tą 5, 10 ir ne velnio. Man Karoso įmonė, kur čili turi, pigų turi, LT,
Tai jie turi didžiulius biudžetus ir mes, kada lyginam analogiškus verslus, kada startuoja kitoj rinkoje arba Lietuvoje kažkoks kitas verslas. Pavyzdžiui, Pigų LT, jeigu būtų verslininkas, kuris skiria visą savo širdį tam verslui, būtų padaręs su kokiu 15 kartų mažesniu biudžetu. Pigų LT neturi tai jie matė didžiulį biudžetą marketinginį ir padarė. Tai, bet ir tai nepadarė taip, kaip galėjo padaryti. Tai dideli biudžetai reikalauja daug pinigų, daug žmonių. Tada reikia galvoti, kur išleisti juos, kaip padaryti. Man teko matyti, kaip sunkiai dirba žmonės, kurie alkoholio arba tabako pramonėje gyvena ir uždraudė reklamuotis televizijoje. Jie turi biudžetą ir sako, ką dabar su juo daryti, man reikia kažkaip jį išleisti. Tai iš esmės, kada turi didelį biudžetą, pradedi iš karto kažkaip kitaip galvoti. Kada save apsiriboji mažais biudžetais, mažom galimybėm, ženkliai daugiau gali padaryti. Tad iš esmės, su mažais biudžetais ženkliai daugiau dažnai žmonės padaro negu su dideliais biudžetais. Ir jeigu pasižiūrėsite geriausias reklaminės kampanijas, tai 60% geriausių reklaminių kampanijų per visą pasaulį, kurios buvo padarytos su mažais biudžetais. Čia tai tikriausiai jau labai daug kas norės prieštarauti. Absurdas jau totaliai. Žinau. Tad stipri komanda. Stipri komanda yra svarbu, bet stipri komanda, aš tą prasme noriu pasakyti čia, kad mes norime patys viską padaryti. Stipri komanda yra puiku, labai gerai ir mes galime siekti prisitraukti stiprią komandą. Bet pačioje pradžioje mes niekaip nesubursim super duper, nežinau, kažkokią pačią stipriausią iš geriausių rinkos specialistų komandą. Pačioje pradžioje mes patys atvarkysim buhalteriją, mes patys galvosim marketingą ar dar kažkas, patys pardavinėsime, tai nesugebėsime prisitraukti geriausių darbuotojų iš karto pačių stipriausių žvaigždžių į savo komandą. Bet mes galim turėti stiprus partnerius. Prieš tai buvusi mano įmonė buvo prekybinė, mes įvedinėjame į rinką produktus, tai mes kūrėme savo elektroninę parduotuvę, ten truputuką užlūžo jinai, jos kūrimo procesas ir mes taip pasižiūrėjome, kad galim paprastą dalyką padaryti, pasižiūrėti, kas dar yra rinkoje. Ir mes pradėjome prekiauti per tą patį Pigų LT. Ir pasižiūrėjome, kad mes N kartų daugiau pardavėme, mes logiškai vykdėm veiklą Latvijoje, tai Pigų LT pardavė 2 kartus daugiau negu visą Latviją kartu paėmus. Tai labai svarbu jūsų idėjų aptikti, kokie gali būti jūsų partneriai, kam jūs dar galite kurti vertę. Pasigalvokite tiesiog, kam dar yra naudinga tai. Ir mes labai dažnai norime patys viską daryti, nes dalintis su kitais mes nenorime dar kažkas. Bet Pigų LT kasdien turi ženkliai didesnį srautą, negu mes su didžiuliam pastangom galim prisitraukti pas save. Pigų LT moka pardavinėti, mes vėliau marketingą visą permetėme Pigų LT, kad jie galėtų patys kažkokias akcijas galvotis, kaip ne patys su mūsų patvirtinimu, su mūsų irgi idėjomis, bet mes tą darėme per juos, nes jie galėjo pasakyti, ne, tą bandėm, sudegdėm daug pinigų, nepavyko. O šitą labai labai faina. Tai stiprus partneriai yra vienas iš stiprių galimybių, kurias mes galime panaudoti. Stipri komanda yra siekimybė, kad kažkada ilgainiui mes norėtume turėti stiprią komandą ir didžiuokimės tai žmonėmis, kurios turime, ir mokėkime jų aptikti stipriasias pusės, jas panaudoti, bet stiprus partnerius mes dažniausiai pamirštame. Ir labai daug matau idėjų, kurios užsidaro savo pasaulyje ir nieko neįsileidžia ir neina pas kitus nieko. Tai čia labai dažnas dalykas. Nebūtinai. Su Pigų LT mums nieko nekainavo. Kaip kainavo, kad mes produkciją laikėm pas jos sandėlį, jo produkcijos užsipirkimas, bet mes vis tiek ją turėjome. Jeigu mes būtume turėję 100 vienetų savo produkcijos, mes būtume 100 vienetų davę. Būtume turėję 10 vienetų, duotume 10 vienetų. Tai partneriai nereikalauja didžiulių biudžetų. Mes galim paimti LNK. Ir LNK minutės kaina yra didžiulė, bet pati partnerystės nebūtina pinigai. Kaip tik partneriai dažniausiai ir nekalba pinigus. Jeigu mes jiems kūrėme vertę, jie mielai įsitraukia. Dabar darome talentų kartą, tai Seimas pats mielai norisi su mumis bendradarbiauti ir mes ieškome būdų, žiūrime, kaip kam galime kurti vertę. Yra žurnalas Kuo būti ir nieks nekalba netgi apie pinigus. Ir netgi reklamavo, tas paslaugos, kurias už kurias įima pinigus, jie mums suteikia nemokamai už tą norą bendradarbiauti. Tai aš manau, kad maži biudžetai ir kaip tik ir leidžia panaudoti patį principą su stipriais partneriais.
Atsakiau? Ir čia tokie abstraktus dalykai, principai, labai faina juos klausyti, labai faina jiems pritarti, bet kartais nesunku tiesiog paimti prie savo idėjos, pritemti ir pažiūrėti, kaip tai padaryti. Tai čia surinkau keletą dalykų, kuriuos galima paimti ir praktiškai pritaikyti. Klausimas jums, kas jau turite verslo idėją, kaip žinau, čia didžioji dalis tokių. Kaip galite per artimiausias 2-3 savaitės gauti pirmą klientą, kuris sumokės bent jau, nežinau, ten litą, 10, 50, 100, 1000? Ir mes labai dažnai galvojame, kad iki pirmo kliento reikia 5 metų, 6 mėnesių, 9 mėnesių, prieš naujus metus ar dar kažkas. Vienas iš mentorių, kuris čia yra, jisai kūrė įmonę, dabar jis atsisakė, kad galima būtų nusipirkti autobuso bilietą kartu su lėktuvo bilietu, nes dažniausiai, jeigu iš Londono nori atskristi į Panevėžį pasiekti, tai tu pirmą perki Londonas Vilnius arba Londonas Kaunas, atskrendi ir tada žiūri bilietą. O kada tu kokią nors, nežinau, Azijoje kalbos nemoki, nežinai nei kas, nei kaip, tai sudaro daug keblumų įvairiausių. Tai jie norėjo tą padaryti. Na ir labai dažnai žmonės mąsto, kad čia reikia sukurti aplikaciją kažkokią, sukurti puslapį, sistemą, kur pirktų bilietą, sutarti su visom bilietų tarpsinom sistemom, kas pardavinėja, suderinti jas. Ne, jie tiesiog Vietname, man atrodo, turėjo žmogų, kuris, kada gaudavo užsakymą, eidavo pats fiziškai pirkdavo bilietą. Ir išjunkim tą tokį sudėtingumą ir pagalvokim, kada yra toks klausimas, kaip galime per 2-3 savaitės turėti pirmą klientą. Nes jiems tuo metu nereikia dar puslapio, jiems nereikia tos sistemos suderintos, dar kažkas, nes jie nežino, pavyzdžiui, kokius bilietus perka, kokius neperka. Jie nežino, ar ta paslauga apskritai bus reikalinga. Ir jie pabandė, pasižiūrėjo, skiria tam dėmesio, pasižiūrėjo, kad neapsimoka daryti to verslo, metė ir dabar kitą, kaip tik su moterim daro verslą. Moterims skirta. Nežinau, reikės paklausti Martino. Tai atsakykit savo į klausimą, ką jūs galite padaryti, kad per artimiausias 2-3 savaitės jau turėti pirmą klientą. Nes iš šito gimsta daug dalykų. Jūs nepradedat galvoti apie didžiulius biudžetus, jūs nepradedat galvoti apie ilgalaikius kažkokius planus, jūs pradedat galvoti, ką dabar galiu padaryti, nueiti ir padaryti. Ir kas yra, jeigu mes sugalvojame kurti puslapį apie, ten nežinau, belenką. Ir mes pradedam kurti puslapį, bet nežinom, kokie yra poreikiai. Mes nuėjome pas tą patį klientą, jisai pasakė, o perku. Kodėl perki? Perku, nes todėl. Kitas pas kitą nuėjome, sako, o nepirksiu todėl. Tai mes puslapį jau galime tą informaciją ir pateikti. Jeigu mes matome, kad pas mus, nežinau, apsipirkiniai vien tik tai moteris arba vien tik tai vyrai, arba dar kažkas, mes pagal tai galime kurti puslapį tą patį. Mes pagal tai galime kurti pavadinimą. Mes pagal tai galime atsirinkti žinutę. Tai ne žinutė, ne pavadinimas, ne logotipas. Na, žinoma, man labai keista, kada verslą pradeda nuo logotipo. Bet ne tie dalykai yra svarbiausia. Svarbiausia yra gauti pirmus klientus ir žinoti jų reakciją, kas jiems yra svarbu. Pats dabar, kai kurių talentų kartą, tai irgi mes turim tą puslapį, kur nuo renginio paleidimo dar jo nepakeitėm. Ir ką dabar darome, tai mes keliaujame pas klientus, klausinėjomės jų poreikių, pristatom produktą, klausėme, kodėl jie pirktų arba nepirktų tokį produktą, kas jiems yra svarbu, su kokiam problemom jie susiduria. Ir iš to darome tam tikras išvadas ir modifikuojame produktą. Tai svarbiausia, kaip gauti per 2-3 savaitės pirmą. Nepriklausomai kokia jūsų idėja. Ar tai būtų viešbutis, ar tai būtų renginių organizavimo įmonė, ar tai būtų vaistai, ar tai dar kažkas būtų. Nesvarbu, pagalvokite, kaip per 2-3 savaitės jau galite gauti pirmą klientą. Net jeigu reikės pačiam pešiam eiti pirkti bilietą. Tai pasirašykite 10 potencialių žmonių, potencialių jūsų klientų, su kuriais per 10 artimiausių dienų galite susitikti. Siūlau skirti dabar laiko ir pasižymėti. Ir kai susitiksite su tais žmonėmis, supraskite, kuo jie gyvena. Kaip jie mąsto. Kam jie skiria pinigų, kam neskiria pinigų. Su kokiam problemom susiduria. Nes verslas tai yra problemos sprendimas. Mes mokam pinigus už problemos sprendimą. Jeigu mes manome, kad ta problema mūsų neverta dėmesio, mes nemokam už tai pinigus. Jeigu mes matom, kad ta problema ir tas sprendimas mums vertas pinigų, mes mokam už tai.
Visi verslai, kuriuos jūs žinote, visi sprendžia kokią nors problemą. Tai iš esmės suvokti, suprasti labai gerai savo klientą yra labai labai svarbu. Idealus atvejis, kada mes produktą kūrėme patys savo. Tada mes nuolatos priimdami sprendimą galime žinoti, kaip mes mąstome, kaip klientas tas mąsto. Kada kūrė iPhone, tai jie sakė, kad mes norime sukurti telefoną, kuris mums patiems patiktų. Kurį būtų faina naudoti. Lygiai taip pat buvo su iPodu, kada jie kūrė grotuvą. Nes iki tol grotuvai buvo sudėtingi, jis veikia, neveikia ir labai labai retas žmogus to galėjo paprastai savo pasimti ir pasidaryti. Tai supraskite, kaip mąsto mūsų potencialus klientas. Kas jam yra svarbu, už ką jis linkęs mokėti, už ką nelinkęs mokėti. Yra labai gerai žinoti, kas yra jūsų šaltas taškas. Jūsų šaltas taškas tai yra veikla, kuri reikalauja labai daug pastangų ir duoda labai mažai rezultato. Ir tokių veiklų labai labai yra daug. Ir kada mes žinome, kad tos šaltuosius taškus mes įsivardinam, tada galime pasigalvoti, o kaip mes galime jiems neskirti dėmesio. Arba kaip mes galime skirti dėmesio jiems minimaliai, nes rezultatų iš to jokio nėra. Tai šaltus taškus labai labai svarbu įsivardinti. Iš to išplaukia, kad yra ir karšti taškai. Karšti taškai atvirkščiai negu šalti. Jiems skyrus bent truputį dėmesio, rezultatai yra didesni. Tai kada mes žinome, kas turi įtakos rezultatui, kas tai yra šiltieji taškai, kam daugiausiai mes galime skirti dėmesį, tame aptiksime, kad didžiausia yra grąža. Ir maksimalų dėmesį skirti karštiems taškams. Taip. Jo. Taip. Stebėti, galvoti. Man prisimenu, buvo nuostabi situacija. Aš grįžau iš renginio, apsėmiau išsiųsti visus kontaktus, aš turėjau atspausdintą dalyvių sąrašą ir aš galvoju, aš dabar sėsiu, spausdinsiu, ne velnio, pas mane yra skaneris. Aš įdėsiu skanerį, nuskanuosiu ir įdėjau į skanerį, žiūriu, pas mane nesuinstaliuotas yra skaneris. Aptikau, kad šitam kompiuteriu nėra driverių tų visų. Išsiieškojau, suradau driverių, suinstaliavau į kompiuterį, pamačiau, kad nėra programos, su kuria galima būtų atpažinti tekstą. Pradėjau ieškoti tos programos, ten po valandos laiko suradau tą programą, pradėjau instaliuoti ir supratau, kad ne, aš greičiau suvesiu rankomis tekstą. Tai iš patyrimo daug kas ateina. Ir klauskite, o kas iš to bus? Tai kas iš to? Ar galiu šito darbo nedaryti? Kas atsitiks, jeigu šito darbo nedaryti? Apskritai yra vokiečių generolų pasakymas, kad yra 4 tipai generolų. Vieni yra aktyvūs ir protingi. Sako, tai yra geri generolai, juos labai gerai turėti savo armijoje. Tada yra kvaili ir pasyvus. Sako, tai yra tie generolai, kurie visai gerai negadina viso vaizdo. Tada yra aktyvus ir kvaili. Sako, nuo tokių reikia bėgti, kuo greičiau jūs atleisti ir neduoti jiems valdžios ir leisti jiems pasireikšti, nes tokie pridarys daug bėdų. Ir patys geriausi generolai yra, kurie yra protingi ir pasyvūs. Tingus. Tai aš manau, kad verslininkai turi tą tingumo savybę. Jeigu įmanoma kažko nedarykit. Bet jūsų pateiktų šito atveju, tai jūs būtum nesuinstaliavot, suvedėt ranką, kitą kartą prireikė ir jūs vėl ranką? Aš dabar bandau prisiminti, kada man prireikė po tiek metų. Nepamenu. Tas galvojimas, kad kažkada prireiks, taip, kartais mes galime prašauti, bet pamatuokime tikrai, pavyzdžiui, ar per artimiausias 2-3 savaitės man prireiks tai. Ir kiekvienam žingsnį paklauskit savęs, o kas atsitiks, jeigu šito darbo nepadarysiu? Ir pas mus yra darbštumas labai stipri savybė, kad mes sunkiai norime daug dirbti. Žinokit, nesąmonė. Verslui reikia dirbti taip, bet sunkus darbas yra pervertinamas. Sunkiai daug dirbti tai, kas turi didžiausią įtaką rezultatui, taip tai yra svarbiau, negu daug skirti pastangų. Tai iš esmės karštiems taškams dažniausiai mes neskirstume, kas yra, kas nėra. Tai tas efektyvumas priklauso, kiek mes skirsime karštiems taškams, kas turi įtakos rezultatui. Ir nuolatos klausti savęs. Kartais, tam pačiam Facebook'e mes dabar paleidome reklamą
iš esmės paprasčiau yra patiems padaryti, bet šitame etape mums neįdomu žaisti su Facebooku, kad pritrauktų daugiau žmonių, nes mums tai nėra prioritetas, tai mums paprašiau sumokėti 5 eurus per dieną, negu pačiam skirti valandą laiko ir galvoti, kaip pritraukti daugiau žmonių. Nes dabar žmonių pritraukimas nėra svarbiausia. Tas išeina iš prioritetų ir žiūrėjimo galvojimo, kaip galima tai efektyviausia padaryti. Ir prekyba arkliais. Prekyba arkliais yra toks terminas vadybos, lyderystės dar kartais priskiriama. Tai yra, kada mes galime įtraukti kažkam dar su kažko pasidalinti nauda. Kada mes galime, čia kaip su piguol tas pavyzdys. Kai mes kažkokį darbą galime patys nedaryti, bet jo padarimas kažkam būtų naudingas. Arba kažkam labai įdomu, arba kažkas jau tai daro. Galbūt kažkas atlieka rinkos tyrimą jūsų tema. Ar tai būtų studentai ar organizacija ir galbūt jūsų įdirbis, jūsų žinios gali būti labai vertingas dalykas. Tai vat pasigalvokite, kam jums galite būti įdomus ir naudingi, kurie gali irgi prisidėti prie jūsų veiklos. Tai visa esmė, kad jūs gali būti 2, 3, 4 galbūt, bet gali dirbti 100 žmonių jūsų naudai. Tai vat pasigalvoti, kokia gali būti prekyba arkliais, kas gali būti partneriai, ką mes galime įtraukti. Ir čia toks klausimų sąrašas, kuriuos aš manau visada verta atsakyti savo. Kaip ir minėjau, kad verslas tai yra dažniausiai problemos sprendimas, suvokti kokią vertę kuriu, suprasti, kas turi įtakos rezultatui, ko iš visų darbų galima nedaryti, už ką ir kas mokės pinigus. Aš galėsiu pasidalinti šitą prezentaciją, tai užsirašyti vis tiek rekomenduoju, nes kai užsirašom, geriau prisimenam, net negu neįskaitam savo rašto. Jo, čia taip. Ir žiūrėkit, aš noriu dar pasidalinti tokį Canvas modelių, jisai atstoja verslo planą. Aš truputuką perbėgsiu į kitą skaidrę. Štai taip atrodo verslo planas. Pasiimti vieną A4 formato lapą, kas dideliam raidėm rašo, gali pasiimti A3 lapą. Ir vat atsakyti į tas visas dalis. Aš jas labai trumpai galiu perbėgti. Kas yra mūsų klientai? Susegmentuoti, pasigalvoti, kam gali būti naudingas mano produktas, mano paslauga. Ir čia užtenka parašyti, nežinau, 15-20 maksimum žodžių. Nereikia ilgai sakinėse prašinėti dar kažkas, tiesiog žinoti, suprasti. Kokią mes vertę kūrėme, paimti tos, ką įvardinom ir pagalvoti, ko mes galim būti naudingi tiems potencialiems mūsų klientams. Komunikacijos būdų ir kanalai, kaip mes galime tos klientus pasiekti. Ir irgi tiesiog paimti, susirašyti, kur tos žmonės galime surasti. Ar jie eina pasivaikščioti kažkurioje vietoje, ar jie kiekvieną rytą eina, nežinau, pro kažkokią vietą, ar jie lankosi kokiam nors specifiniam puslapyje. Tiesiog sugalvoti, kur tie žmonės lankosi. Pagalvoti, kokius santykius su klientais mes norime kurti. Ar mes vienkartinis santykis, ar ilgalaikis, ar norim būti rūpestingi, ar dar kažkokie, tai pasigalvoti apie santykius. Tada susirašyti pajamų šaltiniai, nes ne visada tikslinė auditorija gali mokėti pinigus, gali, pavyzdžiui, mokėti vaikų tėvai. Tikslinė auditorija yra vaikai, bet susimoka tėvai. Tai pasigalvoti pajamų šaltiniai iš ko yra. Tada įsivardinti resursus, tiesiog, ką reikia tam pasiekti. Ir irgi negalvokime apie metus, 5 metus, 6 mėnesius, aš negi manau, gali būti per daug. Pagalvokime maksimum apie 2-3 mėnesius. Kokie reikalingi resursai 2-3 mėnesiams. Nes po 2-3 mėnesių galėsite priimti sprendimą daryti, nedaryti, tęsti, netęsti. Pagrindiniai įgyvendinimo etapai. Įsivardinti, kas tai gali būti, iš ko susidaro, nuo ko pradėti. Ir pagrindinius partnerius. Ir tada paimti pasigalvoti, kokių minimalių investicijų gali reikėti. Štai taip tas Canvas modelis, jeigu suvestumėt Google, tikrai jį išmes.
Ir iš mano pusės yra tiek, aš labai dažnai pamirštu prisistatyti, tai įdėjau į pabaigą skaidrę. Aš esu Aleksejus Žaltkovski ir dar įdėjau savo kontaktus, kad jeigu kas nors norės paklausti. Tai aš manau, kad mes kelias minutės turime, kad atsakyti į klausimus kažkokius, jeigu ne, tai jos tiesiog atsakysime darbo grupelėje. Tai puikiai akimirka užduoti klausimus, tai ką norite sužinoti. Tiesiog, jeigu galite jį atsakyti, jūs minėjot, kad Trasalį kūrėt verslo planą, jo. Jo verslo planą. Kiek Trasalis, sakykime, atitinka tikrovėje jūsų verslo plano? 30%, 20%, labai mažai. Netgi jie prasme, viskas labai stipriai pasikeitė, nes mes jau žinojome tuo metu, kad yra statomi 2 labai panašus ir druskininkai, kad atsirado, bet labai stipriai skiriasi. Aš negi pasakyčiau, kad sunkiau surasti, kas sutampa, negu pasakyti, ko nėra. Jūsų pajamos pastovios? Ne. Visiškai ne. Aš pasakyčiau, kad ko labiausiai bijau, kažkokio pokyčio. Kaip, nebijot, kad tu neturėsi pastovių pajamų. Dabar gauni algą, ramiai gyveni, kad ir vos ne 1000, bet aš turėsiu ką valgyti, mano vaikai turės ką valgyti, o jeigu aš čia dabar for fun pradėsiu, bankas iš manęs atims butą. Kokie yra minimalūs poreikiai jūsų? Aš įsitenku į savo algą. Jo, bet tai, jeigu tai pasigalvoti, tai kada buvo alga mažesnė, kainos, irgi, tarkim, buvo mažesnės, mes su tais poreikiai, mes turim visą aibę poreikių, kuriems nereikalingi. Tai tiesiog, Pinigų kaip poreikiai mažėja. Tai ir atsakyti savo, kokių poreikiai man yra būtinai ir su kokia minimalia suma. Ir nebūtina mesti darbo tam, kad pradėti verslą. Turite darbą, dirbkite, skirkite po vakare, kažkiek po valandą, po 2, nes vis tiek, tą laiką skiriame kažkam. Ir nedarykite verslą iš to, kas... Man nepatinka alkoholis, aš esu prieš alkoholį, nes manau, kad mes per daug turim neigiamų įpročių su alkoholiu susiję, bet noriu parekomenduoti Špunką. Yra Užupyje alaus baras. Ir aš manau, kad kiekvienam, kas nori daryti verslą, turi jį aplankyti ir bent jau pasižiūrėti. Ten alus kainuoja 8 litus. Pusę litro bokalas kainuoja 8 litai. Jie neturi jokio maisto. Jie turi 3 rūšių sūrį, kur pateikė užkandžius sūrius, ir 3 rūšių mėsą, kur yra užkandis mėsai. Padavėjas, barmenas su kiekvienu asmeniškai sveikinasi. Jisai apskaitoj pas save veda, turi lapelį, kiekvienam stalui priskiria lapelį ir deda pliusiukus, kiek jie alaus užsisakė. Visa jų apskaita. Galiu pasakyti sąžiningai, kad labai dažnai vakaro pabaigoj sakai, kad sako kainą, sako ne, ten turi būti ženkliai daugiau alaus, paskaičiuokit. Jo, tikrai, jis pamiršta tai. Bet pas juos viskas labai kryptingai padaryta. Ir Haris, to baro vienas iš savininkų, sakė, kad verslą reikia daryti tokioj srity, arba dirbti reikia tokioj srity, kur dar pats primokėtum pinigų, kad tau leistų tą darbą dirbti. Ir čia labai svarbus dalykas, nes jokie ten, nežinau, prizai, nieko jūs taip nemotyvuos, jeigu jūs nepatinka kasdienis nuolatinis procesas. Tai pasirinkite savo tokią veiklą, kurią dirbant po darbo grįžus turėsite jėgų skirti valandą kitą. Meilė reikalinga, taip, kas be ko, įsimylėti idėją. Jo, meilė labai reikalinga. Ir ta trauka turi būti labai svarbu. Ir kurti verslą tokioj srity, kur neįdomu ir nepatinka, yra neįmanoma. Ir susitaupykite kažkiek pinigų. Jeigu jūs norite daryti skirtam laiko, tai pasigalvokite, skirkite. Ir beje, pirmas klientas, kas dar labai gerai yra, kad jis iš karto atneša pajamas. Tai kuo mes arčiau priartinam, nes mums reikia gyventi. Kada mes sakom, kad po pusės metų startuosim ir pusę metų dirbam, daug žmogvalandžių deginam, bet rezultato nėra ir dažniausiai vėjais dirbame, rengiam verslo planą ar dar kažką. Tai pirmi klientai, susidėliokite, kada jau galite pirmą klientą turėti. Atsakiau klausimą? Beveik. Tai baimė ir turi būti, nes jeigu nėra baimės, reiškia, kažkas netaip yra. Turi būti baimė. Tai yra tik indikatorius, kad to keliu einame.